Sausarūrį ir ištraukiau. Tampė kažkoks nupėpelis. Kokia? Šplyta. Ruošas meilės reikalams. Karšiai žvyba karpinėm meškerėm. Ui, karšiai. Tiesiais pasaknis protą. Na savo keli dėka. Toks tas gražuolis. Nu ką, labą dieną, a jau labas vakaras. Tai kur mes atidėjom šį kartą? Tai jeigu matot, stojo valtelė. Tai tikrai jau nekomercinis telkinys. Tai šį kartą atvažiavom pasibandyti į laukinį telkinį. Tai žodžiu, viską jau esu susiruošęs, nes kaip atvažiavau viskas po darbų, vis greitai buvo pradėję jau kaip ir lašnuoti, škvalsą artėti, bet šiaip ne taip nuėjo, įgavom tik keletą lašų. Tai čia tokiai esu nedidelį salelį atplaukęs. Tai žodžiu, bandysim pagauti karpį. Antradienį pasidariau šėrimą iš ankstinį, šiandien turim ketvirtadienį, tai po kelių dienų, tai žodžiu, vienas taškas ten už 100 metrų, kits ten už 100 metrų ir kits ten už 100 metrų. Jau esu palikęs tarpus, tarp taškų gan neblogus ir ieškojau su valtim, plaukiau su echolotu, ieškojau tų taškų. Tai žodžiu, gylis yra nuo 1 iki 1,20 m. Tai sėklius, tai bet aš manau, kad kaip pavasarį vis tiek vanduo dar nėra ganėtinai da įšilęs, paviršius, kaip kalbėjom su kolega, paviršius buvo įšilęs iki 19 dieną. Tai bet vis tiek čia ir paviršinis, o kas dugne dedas, aiškiai čia gylis nedidelis, tai gal kažkas panašaus galbūt dėkim, kažkas 14-15. Tai žodžiu, net pašarų nesidariau nieko, paėmiau, čiukščius greitai laivelį, susvaidžiau aikiaus boiliukų, ananasas, rūgštis ir tirpukų pasvaidžiau irgi. Pasmulkinau, ne žodžiu, nieką nespėjau, gal ką pradės lyt. Vieną meškerį jau, visas 3 buvo užsimetęs, vieną meškerį jau ištraukta, jau ištraukiau smulkmę, nes žvejoju, nes net ir pavadėlis surišęs niekada nespėjau, aš mes žvėjosim 3 naktis, tai žodžiu, susiraišysim dar, spėsim. Tai susimečiau greit ant dirigų, ant mažų masaliukų 10 mm, nu ašymis, tai ko reikėjo tikėtis laukiniam telkinį. Čia mailiausi ir smulkmės daug, tai nieko norėt. Tai jau pradėjau vėl lašnuoti. Tai žodžiu, einam dako šviesų, greit pasidarom pašarus, parodysiu kaip ką naudosiu. Ašymis iš ankstinį dariau su aiki boiliais irgi su ananasu, dėjau tirpukų keletą saujų. Paskui kitus boilius susmulkinau, smulkiai su kruša. Nu, žodžiu, palikau tik tais, ką palikau iš stambesnių, tai palikau tik tais tirpukus. Nu, nes nei taip ir taip ištirps. Tai nieko net nesismulkinau, žodžiu, paėmiau tik tas paprastus boiliukus, čiuk susmulkinau, sudėjau, įdėjau kanapės šiek tiek, įdėjau kukurūzinių boilių, palėčių. Ir viskas, o dabar irgi greitai eisim, pasidarysiu, susmulkinsim. Šį kartą aš mes dėsiu iš grūdinės kultūros. Čia bus kanapė, kvietys ir kukurūzas. Ir užpilsim ananaso likvidu. Kažkur ten turėtų slėptis. Nu, bet tuoj, neužilgo parodysiu, einam, ruošiamės. Kol dar nepradėjau lyt, reikia tą meškerį persimesti. Žodžiu, tik užmečiau ir sausarūrį ir ištraukiau. Tai žodžiu, barom, judam, ruošiamės, toliau daromės pašarus nakčiai. Reiks eit pavadėlius, susiraišyti normalius, kad galėčiau normalų dydžios buvo uždėti masalą, nes čia nieko gero iš to nebus. O karpių šuolio jau savo taškuose mačiau nemažai, tai nu, tikėkimės, sujudės. Aišku, mes ir tų nemažai šitas vaskraidavo. Tai irgi duod, kad per valą neužkabintų. Va, va. Ai, mane visur palyd. Spiningauk, daryk, ką nori, plaukio, kad sumnim visur kartu. Tai žodžiu, tai dabar tvarė iš kito kranto. Tai ką, einam, daromės pašarus, to neužilgo viską pamatysit. Tai jau, kaip sakant, ką čia galėčiau be pridurti apie laukinį telkinį. Tai laukiniam telkinį senokai neteko gaudyti. Tai bus mets prisiminti ir kaip sakiau, kad šiais metais daugiau ir užsiimsiu su laukiniais.
Nes reikia pradėti normaliai gauti, kai čia gali po tos komercinius važinėtis. Reikia pradėti biškį ir rimtesnę žūklę užsiimti. Tai va, tos paprastus boiliukus, net ir pukus susmulkinsim. Smulkiai, kad paduot biškį to smulkesnio. Neaišku, vat, kiek tai karpį maitinas, kiek nesimaitin. Čia turėtų neužilgai ir nerštis pareiti, turėtų pradėti greit neršti. O kai bus, ašimas gal tikiuosi dar nepradėjo, bet šiaip pagal vandens temperatūrų neturėtų dar. Čia kolega irgi pasakojo, kad vienam kitam telkiniui jau paviršinė 19 jau. Tai neužilgo turėtų ir pasirodyti tas jų neršimas. Nu, bet tikėkime, šį žvejybą vieną kitą pavyks pagauti. Tai žodžiu, tai ką minėjau, tai nenutrūkstam nuo temos 3 miksų grūdai. Tai kaip sakiau, kvietys, kukurūzas ir kanapė. Vieną paką įdėsiu. Reikia tiek duoti tai visom raudom kojom pavalgyti. Visokie sausarūriai atplauk. Ir į tokį gylį visokie sausarūriai atplauk. Aš nesuprantu. Į 1,20 m atplauk, kiti pasimaitinti. Jau tikėjaus ašimas nieko norėti į tokį gylį. Ašimas dar iš prieto kartą ir likė tirpukų, kaip ten rodžiu. Bet tos visus tirpukus nieko aš nim nedarau. Realiai visus įsupilu. Vis tiek vandenį tirps, pabiškį tirps ir ištirps. Čiukšt. Šiukšlę susirenkam svarbiausiai, hebra, nepaliekam šiukšlių prie telkinius. Kai atvažiuoju, kiek dėkim atvažiavau, pravažiavau, kiek ir baisu žiūrėti į krantus. Reikia susitvarkyti ašimas, nes ką visi pabiški žmonės jau vis tiek jau 21 amžiuje gyvenam, jau suprant, kad po savęs reikia, apsirinkti. Nemanau, kad, kaip sako, patiktų maloniai ir žvejoti tarp šiukšlių paskendus. Ir dar ko nepaminėjau, kukurūzinės paletės. Kreida, tirpstančias, nieko tokio ypatingo neriebios. Irgi įpilu. Užteks pradžiai. Reikia pasidaryti pašariuką. Persimėsiu dar meškės to pačiu masalu. Ir žodžiu, eisiu ryštis pavadėliu. O toliau matysim, aš šiandien ką čia daug baisiai nebeprifilmuosiu. Nes jau 9, o pusė 10, kiek dabar čia ir. Tai žodžiu, nieko daug nebepribursi. Kaip sako, rodysim dabar karpį, jeigu bus. Eisim ryštis pavadėliu greitai, kad atsiribuot biškį nuo tos smulkmės. Dar gal biškelį įpilti, negailėkim. Tai manau vis tiek per tas 3 parikės turim kažką vis tiek suviliuoti. Ir paskui užpilsim maros tokio ananaso likvidų. Dar karaikijos negavau, tai naudosim tokią dabar dar šį kartą. Bet buvo prieito žvyboje. Biškelį irgi ašimas to pačiu ir iš ankstinį pašėrimą irgi užpyliau šiek tiek nedaug. Tai irgi neblogs daiktas. Aišku, dar koks ir dalyks. Čia vasara, kur aš dabar žvėjoju, vasara, ten tiesiai kur į taškai ir visur žiauriai apauglė lyjom. Dabar ašimas, kai su valtim plaukiau, su echalotu bandžiau tyrinėti. Tai bent dar kol kas vienoje kitoje vietoje taip į tos lelijos pakėlusios. Žvėjoju iškart dėjau helikopterį sistemą. Nes jau žinojau, kaip sakai, tyrinėjau dugną jau. Sakau iškart, kad galėčiau pasireguliuoti, jeigu reikėtų pavadėlio ilgį. Jeigu dėkim, nes dumblo ir nemažai. Realiai. Tai kad nereikėtų paskui pavadėlių ilgių ten keiteliuoti, vargti. Tai žodžiu, geriausiai helikopteris. Visio, svarbiausia, kad kai užkips, neįeitų kur nors nešė ir, kaip sakant, į tų kelmų gali rasti visko. O laukiniai karpiai žino, kur eiti.
kad pasislėpti. Na, pradžią turim, daug nesidarom, spėsim visą laiką dasidaryti. Keletą vacilų, tuoj viską parodys. Šį kartą dariau stambiau smulkiau dariau. Viską. Nes nežinau, vis tiek, nėtas mano toks, koks norėtos, kad būtų. Tai bais neperstinkim. Tops irgi gers. Nu, ir užteks, kiek čia bišnuošims, gal biš per daug įpiliau, bet įsimaišys. Gerai bus. Dėrės tam kaimui, tikriausiai. Bet lašnuoju, sabijos blemka neįsilytų. Dabar šitas pradėjo, reiks nešti kudašių į vidų. Nespėsiu persimės meškerės. Ai. Na nieko, eisim pavadėlius rašytis. Nu, jį turėjau subliūrti. Į kas svarbiausia nerodė šiandien lietaus. Nu, nerodė. Be kitos savaitės lietaus nerodė. Kvaps gers, labai gers. Galit užmesti akį, kaip čia man viskas gavosi. O gavosi, nu, nežinau. Aišku, gal kaip laukiniai biškėlį, gal per smulkus. Nu, bet yra tų tirpukų šitas, tirpukai vis tik taip greit neištirps, 20-tukai. Matysim. Jeigu jau baisi tos smulkmės prisirinks, biškėlį pasistambinsim. Na, va, visio. Einam, laukom, ko bišt nustos lyti. Eisim persimės tą meškerį ir eisim ryštis pavačnikų pavadėlių. Ir matysim, kas čia bus toliau. Oras tai buvo pasaka. Jeigu nelytų, tai oras tai būtų pasaka. Tas lietus daugiausiai biškėlį nervin. Nu, bet nieko. Kažkas galūnė biškį judin. Bus tas smulkmė, man atrodo, vėl. Nieko. Einam daromės ilgesnius pavadėlius. Einam pasidaryti normalius pavadėlius. Ir kabinam didesnį masalą. Ir viskas. O apie masaliukus matysim. Daugiau hibrytę papasakosiu rytoj ryte. Šiandien jau ką čia daug be prilosi. O jeigu bus karpis, tai pasakysim, ko pagavau. Ir viskas. Viskas paprasta. Ką, palinkėkit man nežvyno. Einam gaudom. Ir ką aš kalbėjau šitas tik pabaigiau su jums kalbėti. Va. Kokia kojikė. Nu vis tiek, va, mano delnas toks, nu to nėra iš mažųjų. Bet reikia didinti masalus, tik tą vieną dalyką žinau, nes čia bus tragedija, pražūsi naktį. Na va, tik žadėjau eiti vieną meškerį biškį persimės, nes biškį užkliuvo. Žodžiu, turim va svečią. Karšį. Tiek imba. Sočiai valgo ananasiuką. Žodžiu, einam persimetam, laukam naktinę kliovą. Labą rytelį. Ir sak, einam eilinį karšį traukti, arba dar kažkokia nesąmonė. Eiktų saudavo ant kitos meškerės. Tampė kažkoks nupėpėlis dešinę. Kelis kartus tavo kairę nuleido. Kažkoks cirkščiai. Į visą naktį, žodžiu. O, dešinė irgi šitas, o, tempiniai. Ir ką tu gali sulaukti? Tu karpių, kad tokie kim. Ką tu gali sulaukti, kad tokie kimba? O, visą naktį tokie šitas.
Čia tas mažesnis. Einam kito traukt lauką. Kažkur biškį kliūn, bet nestipriai. Pakenčiamai. O tas didesnis jau bus. Karšis. O, kokia šplyta. Dar vieną. Ką aš galiu pasakyti? Nesąmonė. Šaikelė nesąmonė. O tas vienas tai tas mažas, bet tas tai jau virš kilo, tai tikrai bus. Jau drąsiai turėtum būti. O jokščiuk matė. Kai duoda. Įsigando. Oras pasikeitė, nežinau, tokių orų net nerodė, kad taip, kas čia bus svėjots toks vėsita naktis. Žodžiu, karšius lūpų vieną po kito ir metram gilį. O kas? Tie gal ros aš irgi neršt, bet kad nėra spūguoti. Neapsuprantu aš. Ant metrą 20 gilios karšikim. Žolynos dar. Nežinau. Sakau, nebent tai irgi ruošas neršti. Žodžiu, matysiu, šiandien kalsiu. Didesnis masalas, užteks karšius lupenti. Bandysiu 23 mm pašarinį ir popiką kalsiu, kokį 20-18. Ir viskas, man atrodo, ir baigsim. A čia bus tos naudos, aš jums karpiai, čia bus gerai, negerai. Tas karpis jums tokį didelį. Vis tik tai laukiniai yra atsargus, nežinau, ne pats. Žodžiu, kaip nuo tokių reiks, ką dar reiks daryti, reiks pašarą stambintis, nes tokių priplauk, ką ten ir susmulkinta, tirpukai ištirps, niks neliekt realiai. O tie viskas sušinka atvarė. Žodžiu. Ką, einam, persimetinėsi meškerės, išamės pava. Aš jums keletą karšiukų pasiliksiu, tikriausiai nenodėme į rūkyklą. tą nupėpilį mažą paleisim atgal, o tos kitus, ką čia naktį pagavau, 3 karšiukus, tas ketvirts didesnis, tą 5 paleisim į vandenuką, o tos kitus pasiimsim, pasidarysim prie rūkyklos, prie tauriųjų gėrimų. Ką, einam, laukam karpios. Tai labą rytelį, dar kartelį. Tai turim 9 ryto. Su karpiais situacija tokia, kad karpiai šukinė, bet karpis nejam. Atein karšis. Tai galvojau, ką čia daryti. Pasikalbėjęs irgi su kolegom, kas jie irgi ir gaudo čia. Tai žodžiu, ir situacija tokia, kad galvojau pasidinti masalus. Bet masalai didelį karpiam čia nelabai patinka. Tai nežinau, ką čia dar, kaip protingai be išgalvot, galvoju, gal bandyti dėti vien tik pašarinį, pabandyti ant kokios vienos meškerės ar ant kokių 2 meškerių bandysiu dėti vien tik pašarinius 23 mm. Su pašaru, ką nusprendžiau daryti. Vakarą aš jums pašarą dariau labai smulkų, tai žodžiu, čia man atrodo buvo padaryta biškį irgi klaida, nes ir labai daug karšių, karšiai tikriausiai ruošas neršti. Tai žodžiu, supratau tokį dalyką, kad reik kažkokią dalį biškį susmulkinsiu, bet ten minimaliai, gal kokį 10%, bet dėsiu viską celais, paskaldysiu biškį boiliukų, 23 mm kažkokią dalį ir pagrinds bus, dėsiu celais boiliais, kad liktų ir karpių, ką suvalgyti, nes jeigu tokie karšiai atein, čia būrys išlojo tam karpiui, ten realiai, man atrodo, nieki nebeliek. Tai va, tai reik bandyti stambintis pašarą ir bandyti tokį variantą, nes kitko nieko nebeišgalvoju, kaip čia šią naktį to karšio atsiriboti, nes kiek šią naktį 5 karšiai ir 3 raudas, moteninės tokios, tai
į ne vieną kažkokią karpinį išvažiavimą, o karpiai palei mano tašką duodas. Tai karšis tikriausiai neleid prieiti karpiui pavalgyti. Tai mes kažką bandysim išgalvoti. Tai reikia palikti ir tam karpiukui pavalgyti. Tai reikia daryti stambesnį jauką. Kad liktų į karpiukui ką suritinti. Tai pasidarom vėl vien tik stambų dabar. Įpilam tirpukų. Paimsim, biškį paskaldysim. Dalelėm, kad būtų. Nes jau pirmą naktį jau galėjau dėl karšių palakstyti keltis. Nu, antrą naktį jau nesinoriu dėl karščiaus eiti. Lipti iš miegmaiščiaus lauko, iš lovos šiltos. Tai jau geriau kažką nuspręsti padaryti. Tai žodžiu, dėsiu va tokį va šitas pašarinį, čia 23 mm, nu tokio tikrai jau karštis neturėtų įryti. Nebent karštis bus jau ten iš viso jau 4 kg koks. Nu jau nebūčiau pagalvojęs, kad karšiukai metro gylį laikysis, bet kad jie irgi ruošas meilės reikalams, tai ir jie yra parėję į žolynus. Ir smaginas su mano pašariukais. Fui. Kolegai nuo kranto irgi sakė, keli papsenimai buvo. Tylu ramu. Bet vat kas yra esmė, kad pas manęs tų karpių ir daug. Aš naktį šuolių girdėjau visur aplinkui, tai daug. Tai čia ir dabar, man atrodo, vienintelė problema ir dabar karščiai. Jeigu nuo karščių biškai atsiribosim, tai turėtume į karpį paimti. Čiukšt. O kiek mašalų čia yra, tai nedaug tu dieve. Negali nei palapinės durų palikti pravirų. Pilną palapinę gal priskris. Bet kas man patinka vasalų žvejoti? Privatums. Nieks negal pas tavęs ateiti, paklausti, ar kim, ar nekim. O aš toks žmogus, aš mėgstu baisiai privatumą, man patinka. Atsipalaidavęs. Tai dabar tikrai karpiam liks ką pavalgyti. Karšį tokių boilių tikrai neįtrauks. Pasidarėm stambesnį. Aišku, į tas granulės trauks karšius, bet čia reikia tuos pašerti irgi. Tai žodžiu, dabar stambesnis, bandysim ant stambesnio. Ką aš galiu pasakyti? Tikriausiai šią žvejybą vadinsim ne ką karpių laukinių žvejybą, o vadinsim karšių žvejybą. Karšių žvejybą karpiniam meškerėm. Ui! Nes vėl nuleido, pakėlė. Prieš tai irgi. Nesupratau biškį, bet patiko. Kažkaip jau labai toli. Ai ne, gerai, jeigu aš net ten mečiau. Aš galvoju, kažkaip ką panešė dešinę pusę. Bet ne, juk tai čia vidurinys taškas. Ai. Prieš tai irgi ištraukau čia prieš kokią gerą valandą. Paleidau atgal, įmečiau, net nefilmavau. O dabar sakau, bent kažką juk reikia parodyti per dieną.
kažką pagauni. Vidurinį tašką pasitolinau, arčiau. Šnendrių nutempiau, švendrų tiksliau. Šneku kaip vokietis. Tai žodžiu, prie švendrių netoli, tai išspardas. Tai nes ten, kiek mačiau, daugiausiai karpiai prie to žolynų linijos duodas. Karšis, ja. Karšis, kas daugiau. Ką turim, bet ne kažkokį pasnį. Ai va, su spogėliais šits ir va. Šitas su spogėliais, tai vadinas neršia. Dėl to įkimba. Jie ten. Metro gylyje. Nieko, man atrodo, čia naktį dėsim. Dėsim ant ir trečias meškerės. Man atrodo, didesnį masalą ir viską nebežaisim sonais. Kips, nekips. Ir viskas. Ką čia gali daugiau be pridurti. Nes dabar, kur uždėjau ant tų dviejų ant kairės ir dešinės, uždėjau 23 mm, tai karšių nebeapžioj. Tai va, o mažesnė apžioj, išties visą galvą spogais nuėjus ir šitam jo, tai vadinas, nerštas vyksta. Ai. Laukiu, niekaip nesulaukiu šitą karpį. Ot kaip blūdiai. Buvo sunku, mano kolega išvažiavo jau namo. Tai irgi peršnekėjom, irgi kur nuo antradienio skėjo, kur irgi sėdėjo, tai vienas karpis. Nu, biški oras vėl ir permainings vakar šutino, naktį atvėso, padavė lietaus, šiandien vėl vėjas didelis, nebe taip šilta, žodžiu. Ar gal tas įtakos duoti, ne gal, čia kiekvienam žvėjui savo įsitikėjims, bet aš manau, kad tas dalykas gal duoti. Tai va. Gerai, einam persimetam, laukam. Reikia pagauti tą karpį kažkaip. Nu ką šakelė. Atėjo vakariukas. Tai žodžiu, kokie pakeitimai pas manęs taškuose. Vieną tašką palikau toks, kai buvo vakar užmes. Nieką nekeičiau. Sakau, eksperimento dėlį, togu būn vienas palieks, koks buvo. Dvi meškeris ir padarytos taip. Kaip į tašką pasišėriau, nuo to taškaus su laiveliu nutempiau vieną tašką 4 metrus nuo šėrimo vietos, 4 metrus nutempiau masalą, o kitą tašką nutempiau 6 metrus nuo pagrindinio taško, kurioje šėriuosi, masalą nutempiau 6 metrus į priekį. Nes pagal mane, kaip aš galvoju, kakarpiai, kažkaip reikėtų pudelį pasidėti, kakarpiai vaikščioj, kaip mano taškai dabar ir viens ten, karpiai vaikščioj palei krantą. Ir aš taip galvoju, kad vis tiek laukinis karpis yra atsargus, ans gal tiesiai neis į šėrimo vietą. Vis tiek ans įprotingesnis, čia ne karšis ir tai gal ans rinks, taip įsidrasins po biškelį, rinks likučius, dėkime į tą, kur užtempu 6 metrus nuo šėrimo vietų, 6 metrus masaliuką išmetu, įdedu ten kelius grūdukus, tokius kelias peletytes, ką ten karpis galvotų, kad aš renku, ten nesu pačiam centre, saugiai, renku masaliuką, šitas viską tvarkingai, ir kad, galvoju, taip, kaip sako, apgauti. Bet ar man kas pasiseks, ar nepasiseks, tai aš net nežinau. Čia aš tik taip galvoju. Tai tikriausiai paaiškinau, kaip suprantamai, nes vakar, kai pradėjau žvejoti, nušėrimo vietos buvo kažkur apie 2 metrus buvo masalą išmetęs į priekį. Nušėrimo vietos 2 metrai buvo į priekį išmest. Šiandien nusprendžiau pasitolinti. O dėl ko pasitolinti? Dėl to, ką karšiai. Tai šiais pasaks knis protą.
Tai va, tai galvoju, šersiu tašką, nutemsiu savo kabliuką su plauko sistema į boilių toliau, tie karšiai gal malsis daugiau aplink tą kur šerų, o karpis labiau įsidrasins, turės daugiau laiko, karšis prinelys prie mano popikaus, atplauks, paims karpis, o ne karšis. O karšis ten galės ten savo ten taškai ten vanot, ką ten galės suvanot, nes dabar pasistambinau pašarą, cėlį, boiliai visi, ten nepradys 23 mm, taip lengvai jau tikrai, nebent jau geras karšis turbūt. Tai va, tai tokio pakeitimai pas manęs, žodžiu, laukam mėjuks pabiškraminas, bet kas ir gerai, vat, pasaka saloj, privatums, belikoks, nieks tavęs negal pasiekti, toks esi ledas, kavo gerai sėdi, da, ką žuvis kiptų iki pilnos laimės, tai iš vis gerai būtų. Tai vat, būtų ledas, o dabar teks laukti, matysim, kas bus šią naktį. Aš jums turiu dar vieną naktį, bet nežinau, matysiu, kai bus, viską parodys šią naktis, ar bus kažkoks judesys, ar nebus, nes bent šiandien dabar į vakar pusę, bent savo taškuose čia visur pagal pakrantę nebematau šuolių. Aš jums aplamai nebematau, jeigu viens kits karpis iššoks, bet jau ne mano taškuose, o jau tenais ten iš vis, kitam krante. Tai pas savęs nebematau, arba vėjas, kad didelis, tą palapinę daužą, kad būn, kad palapinėje sėdi, gal negirdi nieko. Tai va. Nu, matysim, sakau, nuspręsiu, rytoj dar pasiliksiu trečiai parai, nepasiliksiu, nuspręsiu rytoj ir ryte pažįsim, kokia ta naktis bus. Jeigu ta naktis tokia pati kaip šiandien, vien tik karšiai, tų karšių prisilupau, užtenkiau. Aš mes, vat, kas ir blogai, galvojau, kad karpiai nerš, sakau, kad tik nepataikė na karpių neršimą, nes bus ragainė. Ne, pataikiau ant karšių neršimą, nes jau ir kitur jau mačiau nerš karšiai. Ir va čia irgi, sakau, galbūt pasikartosiu, buvo karšiai su spagėliais, tai žodžiu, pataikiau ant kito reikalo, kur tu, pats pagalvokit, karšis plaukia metrą gylį, neplaukiai, plaukiai tada, kai nerš, tai va, tai žodžiu, pataikiau aš čia taip fainiai, labai pasirinkau vietą, žiauriai fainiai, bet iš kur gali žinoti, ne ekstrasensas, ir kaip ir, bandysim, pasididinau masalus. Vieną palikau vidurinę meškerę, tai žodžiu palikau tą 14 mm popiką ant visų kitų meškerių ir ant kairiosios ir pašarinis boilis 23 mm, o ant dešinės ir padarytas snowmanas, pašarinis boilis ir dabar galvoju saldaus kukurūzas skonis popiks. Ir viskas, įmatysiu. Tai va, kaip čia bus. Nebežinau, ką be išgalvoti, sakau, gal pasitolinsiu, pagrindinę taškos, kur šerų, gal dar pasitolinsiu, gal dar tas pagelbės, kažkiek bent. Nes nebežinau, ką čia padaryti, kad šitaip gavos durnai, nes vis tiek bandžiau domėtis ir dėkim pasigūglinęs, nes buvo susidūręs su situacija, kai karšiai nerš ir kai karšių būris didelis susikaup žolynus sėkliui, ar gal įstumt karpį, nes, tai pagalvojus atrodo, ne, karpis didelis ir, o karšis į karšį, neturėtų, bet įmanomas dalyks yra. Kai ir neršto metu susibūri vieną kupetą daug karšių, karpis gal pasitraukti atokiai į kitą vietą. Tai va, šuolis buvo ką tik ten, bet čia nuo manęs gal kažkokių 300 metrų. Tai va, matysim. Tai tokios tokelės, tai va, karšiai gal nustumt karpį ir pas tavęs gal palikti tik karšiokai. Įsėdi su špigutė ir viskas. O ką padarysi? Gegužė toks mėnuo ir jeigu ne tas nerš, tai tas nerš. Nieko, bus tų žvybų, matysim. Aš jums dar vilčių neprarandu, tikiuosi dar pagauti tą karpį. Gerai šaikelį, laukam, matysim. Jeigu turės ką parodyti, būtinai parodysiu. Palinkėkit man, neižvyno, kad pagaučiau bent tą vieną karpį ir atsidaryčiau šiais metais laukinį telkinį. Nespėjau mikrofonus dėti, turim karpį. Galų gale, tik dabar svarbiausia ištraukti. Pasiteisina. Širdis plak, jūs neįsivaizduojat, kaip.
Net neįsivaizduoju, kaip daužos. Kai turit antram gale karpį. Bet kai ein per tas visas žolės ten, tai baisiai. Na va, atrodo pratempėm tą baisiausią vietą. Liuks. Turim. Liuks. Šoika, liuks. Nu ką, karpiuką. Biškį apgydėm, kabliuką nukabinom. Dabar galės parodyti jum. Nu datų turi jėgų. Aba. Koks veidrodis. Joj. Baik muštis. Nu, pabaik. Tu, aš tave paleisiu, nepergyvenk. Ašmas nėra dičkis, bet vis tiek laukinis, tamsus, gražus karpiukas. O. Gražuoliai. Kokie. Nu tikiuosi, kad čia mano pasiteisinis buvo mano taktikos, kur pakeičiau, patolinau nuo taško. Pastačiau masalą biškį toliau. Tai tikiuosi tas pasiteisino ir sulauksim dar šiąnakt dar kokio 1 ar 2 karpiuko. Tikiuosi. Neprisišnekam. Ir einam, leidžiam tą grožį namą nebekankinam. Nu. Ateik, drauguži. Kaip tokį grožį gali valgyti? Kaip kiti iš tų laukinių temtus karpius? Paleist ateities kartom. Tu gyvena, savo vaikam paliksit. Nu, bet va. Liuks. Emocijos. Turim dabar kažką nerimto. Ant kito taško. Kažką nerimto turim. Kas ten toks parėm? Nieks neparėm. O, parėm. Visas abriezgas. Eik tu savo koks. Nu savo kokia lydeka. O kas ten kliuvo. Bet nieko nėra. Atsikabino reiškia. Nu ką, turim dar vieną naktinį šviečia. Tas biškį didesnis. Šiek tiek. Tai va, einam, padėsim serimo maišą. Rytą ryte pasidarysim nuotrauką ir parodysiu, o dabar einam. Apapa. Labas rytas šio kelio. 3 išvažiavimas. Rytą dar. Eik tu savo. Per tų žolynus, ko?
Pratraukiu rankelę pavargą. O, ant kokį masaliuką, klioviuks. Antras jau karpis ant to paties. Nu tai labas rytelis. Buvo darbinga naktelė. Nieko negal sakyti. Tai žodžiu, pirmą parelę su karšiukais pravargom. Tai papasakosiu smulkiai, kas man čia geriausiai dirbo. Tai pirms būtų, kur pagavau šią naktį 2 karpius. Tai būtų 23 mm pašarinis boilis ananasas ir viršūnėlė bananas braškė. 16 mm popiks. Tai va, tas buvo numeris 1 šią naktį. Va, 2 kibimai išvažiavo, viskas buvo liuks. Antras variantas buvo toks. Stojame, susirandam, kur tu čia pabėgai. Va. Antras variantas buvo šitas tirpus. Ani ir ne jokie popikai, nieks paprasti tirpus. Pašariniai buvo, tokie kaip pašariniai boiliukai. Lėtai tirpstantis, tai dalelę buvau nupjovęs. Ir čia yra skonis tropinių vaisių. Tai va toks 18 mm skersmens. Šiai tokie kaip šeriminiai boiliai, kaip čia pasakęs, gauduminiai boiliukai tokie. Ir viršūnėlė ta pati bananas braškė, 16 mm. Tai va, tokia buvo kombinacija šios nakties. Nu ir 3 laukiniai karpiai krante. Tai vadinasi, dar kalbant apie vakar dieną, tai pasitolinims pasiteisino, nes dėkim, kai buvo 3 taškus buvau pasidaręs, 1 tašką pačio kairiojo nieko nedariau, kaip žvejojau nuo ketvirtadienios, taip su to tašku nieko, sakau, eksperimento dėlį paliksiu, pažiūrėsiu, ar keisis, kas nesikeis. O kitus 2 taškus pakeičiau. Tai vidurinį tašką patraukiau, nuo pačio šerminio taško patraukiau, taip dėkim gal 4 metrus į priekį, nuo pačio centro kuršėrų. Pasiteisino, kibims buvo. Iš dešinės pusės, kur buvo 2 kibimai, patraukiau 6 metrus nuo pačio centro kuršėriau. Irgi į priekį, už taško. Tai tikriausiai čia buvo tas variantas, kad man, kaip sakė, irgi dėl tų karšių buvo. Karšiai liko ten makalotis tam centre, ten tam pašarė, ten kur daug pašarų ir buvo primėtyta. O karpis tiek ant ir laukinis, ant ir atsargus. Tai ant rinko aplink tašką tas atsitiktinės detalės visas. Anam atrodo tas vat, saugiau, jeigu maltis tam pačiam centre, kur šeri daugiausia. Tai va, tai mano taktika pasiteisino. Tai žodžiu, išgalvoti pavyko. Dar kalbant apie karšiukus, kas jau norit karšiukus gaudyti, ir pirmą parą, kai gaudžiu karšiukus, naudojau tokius šitais wafterius irgi, the fishaus. Tokie 2 skoniai. Tai mangas vyšnė ir čia yra, kur tu čia yra, mulberis plamas. Tai va, tai tie 2 ant karšiukų ir 2 dydžių, ant karšiukų ir įdačiai plus ir smaukai. Skleidė tokia dulksna. Tai va, ant karšiukai ėjo į raudos didelės, ėjo iš proto dėl tų 2 variantų. Tai, žodžiu, dirb, tas variantas ant karšių dirb. Na va, tai tokios tokelės. Tai kaip nusprendžiau, tikriausiai 3 parą jau nebesėdėsiu, nes 1 parą pravargau irgi su karšiais, visą naktį nemegojau, paskui įsidenojo, palapiniai buvo karšta, pamiegot neina, nes čia aplink salų medžių nėra. Kažkokios užuovėjos, kur galėtų pasislėpti. O šiandien rodo vėl irgi dieną turi įsidėnuoti turbūt iki 24-23 šilumos.
Tai vėl nepavyks pamiegoti, nes irgi visą naktį, nu suprantat patys, kaip būna. Kad atrodo, nuėjau miegoti prieš 2, išvažiavėms prieš 3, vėl tu įsibūdini, vėl kur tu užmiegi. Ir žodžiu, į tą 2 naktis irgi tokia gavos, kad to miego mažai. O tus 2 karpius, kur pagavau, parodysiu, nes noriu dar ir nuotraukas pasidaryti. Tai parodysiu biškį vėliau. Tai galvoju, dar šiandien pasėdėsiu. Noriu visą tą palapinę pradžiuvinti, saulė išlys, kad biškį tą rasą nuo palapinės pradžiuvintų. Ir viskas, tai va, tokie dalykai, kaip sak. Svarbiausia ir mąstyti. Jeigu mąstysit, visą laiką kažką išgalvosit ir pagausit tą karpį. Tai kaip man po tokios ilgos pertraukos, po laukinių telkinių žvejybos, kiek jau čia metų jau duodos po tos komercinius telkinius ir dabar grįžus vėl į laukinį telkinį, tai tikrai, nu, rezultatai liuks. Aš tai šiaip realiai džiaugiuosi. Tai vat, pasilikčiau į tą 3 parą, bet galvoju, reik duoti savo pailsėti. 2 naktis pavariau, video pasisekęs, žvybo pasisekus. Ir ko daugiau gal reikėti šiai kelė, ko gal reikėti. Viskas įliuks. Tai vat. Ką daugiau be pridursi, jeigu kiltų kokių klausimų, galit komentuoti. Nepamirškit konkurso. Tai vat, siūskit nuotraukas laimikių. Gal pasiseks kažką į jums, kokį trofėjinį karpį pagauti kur nors, ar nesvarbu ar karpį, beleką. Vertingi prizai lauk. Tai siūskite elektroninį žuklė.be.ribų@gmail.com. Siūskit ir gal nusišypsos laimė ir laimėsit. O dabar meškeres permečiau, lauku gal galų, kurį apsiniaukė, ko saulė nešia, gal koks kitas, gal viens koks išvažiuos, tikiuosi dar iki žvybos savo pabaigos. Tai ką šakėlė, viskas, į sveikatą ir laukam dar, o karpiukas neužilgo to jums ir parodys. Į sveikatą. Na, tai parodom naktinį svečią. Užteks belaikyti maišį, reikia paleisti, pasidaryti nuotraukytės. Aišku, kaip sak, dydžiai nėtin įspūdingi, bet svarbiausia ir, kad per naktį sujudėjo tie karpiukai. Spėsim, da šį sezoną daugiau su laukiniais užsiimsim, tai spėsim da tikriausiai tą gerokai +10 paimti. Tai gal ant jau apsiraminės, ar ne? Ne apsiraminės dar. Nepasiduoda. Bet karpiai ir stiprus. Stiprus šie karpiai. Gražus ir stiprus. Reiks eit po biškį pakuotis daiktus, pasidaryti nuotraukytės. Važiuosim namo ilsėtis dabar. 2 parelės, mažai miego iš viso realiai. Bet aš mes pasižvybo važiuojam nemiegoti, o gaudyt žuvį. Na. Toks tas gražuolis. Laukinukas. Opa. Gerai, einam palei, pasidarom nuotrauką ir eit nešt paleis, nešamės kitą karpį. Vieną. Išleidom namo, nešamės kitą. Vakar su vienu nuotraukas nepasidariau karpių. Šitas laimės kabavau karpių paleidau ir pamiršau nuotrauką pasidaryti. Nu nieko, reiks kažkaip iš video iškarpyti. Kaip nors. Kur tu čia pasislėpęs? Tas maišas didelis. Bak. Tas irgi pailsės.
Nu, šitas mažesnis. Nu, leisis būt pakeliams, ar neleisis. O. Na, nieko, šiais metais čia grįšim, tų didesnių karpių. Laukinių. Dar grįšim. Nieko. Svarbiausia pavyko atsidaryti. O čia tų didesnių žinau, kad čia yra 20 plus drąsiai tokių plaukia. Ką, einam, daromės nuotrauką ir einam šitą paleisti laisvę. Paskutinę karpę nufilmuoti, kai paleidom, nepavyko. Įsikrovė kamerą. Jie kaip ir. Pavargau, iš tikrųjų, per tas 2 paras. Mažai labai mėgelė. Nugarą kažkur irgi skaud, pensija jau. Na va, su karpiais fotosesija padaryta. Karpiai raus toliau savo stichijai. Kaip sak, grįžo pas savo chebrą. Tai va, nu, matysim, dar turiu 3 valandos žvejybos. Gal gal kokį vieną pavyks iškrapštyti, gal. Bet jau viskas ir liuks gerai. Ir taip, ta žvejyba jau pasisekus. Tai vat, šaikelė, tokie reikalai. Meškerį jau nebepermetinėsiu, laivelis įsikrovė. Nebe grįžtis namus be pasikrausiu, užteks. Tugustau dabar, einu po biškį dėliotis daiktus dėtis. Ir, kaip sako, viskas turi pradžią. Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Tai vat, nu nieko. Kitą žvejybą vėl tikriausiai vėl šausim į laukinį. Kitą nežinau į kokį. Aišku, laukinių telkinių pavadinimų nesakau, kur gaudau. Kas jau atpažinsit iš krantų, tas jau atpažinsit. Jau matysit, kas čia per vietą. Tai va, tai. Tokelė. Ką? Einam dar laukam. Dar susimatysim. Na ką, šaikelė. Viskas. Pakojos. Jau pirmą reizą nusiplukdžiau daiktus. Tai ką, noriu pasakyti, kaip sako, atsisveikinti. Žvejyba, nu tikrai tikėjausi tas vieną pagauti, atsidaryti ir daugiau kažko tikėtis nebuvo kažkokių didelių minčių. Nes jau ilgą laiką laukiniam telkinį nežvejau. Reikėjo prisiminti, reikėjo galvą pasukti, bet viskas yra. Liuks, karpiai, šokiniai, duodas, toliau džiaugas saulė. Tai važiuojame mes džiaugtis toliau. Irgi saulė, šiluma. Ką, žvejai? Iki greito pasimatymo ant kranto. Kaip visada. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti laiką ir subscribe. Iki greito.